Ar pastebėjote, kad su kiekviena diena vis labiau atsiranda idealių žmonių, bet netikrų? Ir kame tai pasireiškia, tai pavyzdžiui, kai man sako, ar tu nebijojai pakeisti profesijos? Aišku, bijojau. Kiekvienas pasikeitimas yra toksai, kaip sakomas, eini su baime. Tai kaip ir sakau, o tai jūs kai keičia darbą, ar jūs nebijot? Ir dauguma žmonių pasako, ne, nebijau, taigi ten manęs nieks ten negerbė darbe ar dar kažką, ne. Ir su tokiu atspalviu neigiamu, kad aš nebijau, kad manęs ten nieks nenurodinės man kaip ką daryt. Ir be to tokio tikrumo ir nuoširdumo, be to tikrų jausmų, kad taip, ten buvo man blogai, kad buvo taip ir taip, kad ne tiesiog taip man buvo ten baisu kažką pakeisti, baisu kažką padaryti, bet taip aš ėjau į tą baimę. O pažiūrėkit, kaip dabar yra tie idealūs žmonės, ane? Aš nieko nebijau, aš nieko nejaučiu, man nėra liūdna, aš visada laimingas, aš visada sėkmingas. Tai ar gali žmogus gyventi be tų tokių neigiamų jausmų, be tų neigiamų situacijų? Tikrai negalima gyventi taip visada aukštumoje, ne? Nes gyvenimas yra kaip ta kardiograma. Tai aukštyn, tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn.